dar gal taip, o gal ir jau sukonfigūruota. Ir taip, vat. Patogu. Kas čia? Kas čia vyksta? Va, tiesiog. Susitikom šiltą pavasario dieną. Taip, kovą. Mes taip mylim moteris, kad moters dienos proga... Palikom ramybę. Jo. Aš manau, kad čia bus geriausia dovana moterim, kokią galima duoti. Pradėkim nuo to tiesiog. Čia, žinai, gėlės, paskui prasideda alkoholizmas, paskui konfliktai, paskui 24 valandas tave pagalba. Prasme, ir... Gal kam to reikia, galės veikti, ką nori, žinai. Va. O čia nusivesi į teatrą, tas teatras nei patinka, nei įdomu, paskui nusivesi... Aš buvau teatre prieš porą savaičių. Pizzerija, tos pizzas net nemėgsta, žinai. Alaus pribuchalinsi. Žinai, žmonės po 1000 metų, sakė, žinai, Konfucijus jau bus užmirštas. Jo. Bet Egis į YouTube'ą. Į YouTube'ą keliaus. Kas į YouTube'ą nueina, neišeina. Bet yra tiesiog griniausia išmintis, žinai. Ta prasme, auksą kasė, katri auksą. Kas tokį gryną auksą nerand, kaip čia mūsų išmintis tiesiog. Pradėkim nuo to. Čia yra aukščiausias prabas išmintis. Jo, tai iš Plungės išvažiuojam šį kartą. Jo, iš Mona, gimtienis. Moteris mane parduotuvėje užsipuolė. Taip, iš karto. Sako, ką tu čia veiki? Sako, prisidau, iš kur esi? Vidurį dienos, sako. Vidurį dienos, jo. Sako, aš jį, sako, kunčių perki, kunčių. Iš karto buvo Egis... Demaskuotas, ta prasme. Tiesiog man reikia žodį tarti ir viskas. Jo, čia žmonės Kaune, šnek garsė, taip žinau, mes čia tokie biški ramesni Plungė esam, tai iš karto Egis buvo iš minios išskirts. Dar žinai, kas galėtų išskirti, jeigu šypsaisi be priežasties. Oi ne, šypsotais baigtų. Dar ir priešų gali susirasti. Šventvagiška. Aš manau. Visiška. Tai jo, ir važiuojam link Mažeikių, kažkur ten aplink Mažeikius netoliai pasiliksėm mašiną ir palei Ventos upę judėsiam į Latviją. Tai jo, vėl į užsienį išvažiuojam. Tai užsienį, taip, nu, Lietuvo mes... Suomijos, Lenkijos, Latvijos. Skurdžiausia kaiminystė įmanoma. Į Baltarusiją gali bandyti. Mes čia diskutavom, kad Lietuva turi tokius gan apipraščius kaimynus, kur ką nuvažiuot, pamatyti, nuveikti, tokias. Jo. Buvau neseniai Austrijoje, tai ten Italija kaiminystė. Pavyzdžių. Tai toks, kur su traukiniu iki Italijos gali per pusdienį nulėkti. Nu. Tai va, lekam mes pas kaimynus ir, žodžiu, susitiksem kažkur, kažkada. Jau! Egidi, jau! Ko nori? Nu, jau galėtum susikrauti. Visko negalėtume mėti. Tai va, pasilikom mašiną. Kur ta mašina? Kažkur. Pasiliko mašiną Leckavo prie bibliotekas, čia pat Latvijos seinas. Didžiausias azartas yra ne šiaip, kas mūsų laukia, o rasim mašiną. Kur pasistatyti. Ai, ką, tipo, jo, be tekinių. Tai jo, ir varysiam palei Ventos upę ir žiūrėsiam, ko surasiam. Tai susitiksam kažkur. Tas malonus kuprinės slėgimas. Jo. Keliaujam. Tai va, kaip ir žadėjom. Kas mėnesį po žygį. Tai paskutinis žygis buvo lapkričio 1. Tai va, neprabėgus nei 4 su trupučiu mėnesio
Turim ir antrą žygį. Keliaujam. Kaip sakoma, vyrui nereikia kas pusę metų priminti, ką jisai pažadėjo padaryti. Tai taip pačiai čia ir įgaunas. Sulaukėm gerą orą. Jo, šiaip idealus oras būtų buvęs sniegas, ledas, poledinė žvejyba, bet kažkaip tokio savaitgalio ir neištaikėm. Pasirodo, esam šiek tiek labiau užimti arba apsimetinėjam užimti nei galvojam esam. Jo, kažkaip vis ieškojom ekstremalesnių situacijų. Gavosi idealiausios sąlygos. Taip. Čia jau net nebe buškraftinimas, o kempinimas, kai mes vadinam. Visiška. Kai nėra jokių tokių iššūkių. Bet jo, naktį vis tiek bus 0, -1. Tai nebus jau toks jau visiškai. Nu, bet deina bus apie 14, žad būti. Tai labai gerai. Labai gerai. Pasideginsim, pasimaudysim. Negali važiuoti į Turkiją nepasideginęs Lietuvoje. Ta prasme, kaip atrodysi. O kon dar aš pasakysiu. Kiek kilometrų žada mėt? Nesvarbu. Nesvarbu. Žiūrėsim, dabar tik tas norim atsimušti į Opės pakrontę ir tada žiūrėsim. Tai va. Ką tu? O. Šunie. Gerai, ne? Taip nusekti turėtume stovyklai. Vietinį. Čia Pauliau, tavo mėsą turim dalinti per pusę. Turim šunį. O šiaip čia daug gandralizdžių yra. Čia jau trečias. Let's go. Let's go. 700 metrų nuėjom, aš galvoju, gal kažkur čia galim netoliesi ir kurtis, nes jau čia vis tiek to atstumo pakankamai turim surinkę. Priėjom pirmą kliūtį, nežinia, ar čia nesibaigs mūsų žygis. Reikės, čia įrengsim bazinę stovyklą. Reikės kažkur čia kurtis, nes ką žinai, ar praeisim šitą. Esam visai tokiam gražiam slėnį, nusileidom į apačią. Atkarpa graži labai, kol kas. Jo. Ir aišku, sveiksam, kaip čia visur būtų gerai stovyklauti, bet dar bent kokį kilometrą reikėtų paeiti, nes dabar nepadoriai mažai esam nuėję. Nekrikščioniškai. Kita istorija čia visai būtų. O, ta troba kažkokį stovą, kažkas ten bažnyčia. Mes čia dar esam. Gan civilizacijai. Žiauriai karšta. Aha. Žiauriai karšta, reikia striukę nusimti ko gero. Jo, aš irgi pasirašyčiau tokią akciją. Tai davai, stojam, tada striukės nusimsim. Tai situaciją turim tokią. Neatkreipiam dėmesio į žemėlapį tinkamai ir atėjom į žiotis. Ir reikės kažkur upę perbristi, kad pereiti kitą pusę. Tai čia tas vat mažytis upeliukas, kurio nepažiūrėjom. Tai vat kažkur ten galima būtų eiti, nes ten ta mūsų upė. Ką čia turim? Nu čia niekur kitur nepraeisim. Tai jau bus per giliai. Latvijos riboženklis. Ten kokia liuteronų bažnyčia? Ai, geras klausimas dabar. Žiūrėk, yra žmogus ten gyvena, mašina yra. Aha. Nu va, čia kažkur bandysim tada bristi, nes per ten gal pasirinkimų daugiau nelabai turim. Jo, varom į ton salą ir pasibandysim. Blemba. Varom, nieko nebus kitaip. Tai va ten yra. Čia gal ir yra tokia įdomesnė žygių dalis. Kažkur vis užsirauni kažkaip ir kažkaip sprendi. Rekreacinė veikla. Jo. Aš tau pasakysiu. Čia gan aukštai vanduo buvo pakilęs kažkada, ne per seniausiai. Oba! Pirma kliūtis įveikta. Ai, video.
Kas yra? Oba! Jo, čia aukštai vanduo buvo sukilęs, matai, čia tų žolių užnešta kiek. Matau. Nu va, ir aišku, čia srovė labai didelė yra, nes... O kodėl jinai neturėtų būti didelė? Čia gal, ne, kažkur? Čia yra Vadaksties upelis. Esu skaitęs apie ton upelį, nes iškojo apie ton santaką, aš netgi skaičiau. Tai sakė, kol užtvankų nebuvo seniau, tai čia labai daug žuviais būdavo. Sugrįždavo net lašišas. Gal ir dabar kažkas dar atsiranda, bet sakė, būdavo pilna. Nu ką, bandysim kažką. Aha. Nieko nepadarysi, nors bliamba. Reikia realizuoti faktą, bliamba. Brisim, tai brisim. Jo. Bet pasimiau vandens batus už tada. Mūsų kaip ir neįveiks. Jeigu yra raktinis žodis. Ir neaišku, kiek daug nusirengt drabužių čia reikia. Eisi vėlė, draugelė. Wow. Paulius drąsiai vertindamas savo kojų ilgį eina su triusikais. Aha. Blemba, kokia srovė. O ar gaivo? O, blemba, koks srovė. Didelė? Blemba sėnį, nežinau. Šalta. Šalta? Prisimink, kur reikia ėti. Tu jau atrodo esi kitam krante beveik. Nu, žiūrėsim, ar prasmeks ar neprasmeks. Nes ten gilio tai tikrai yra. Ir aišku, Paulius turi batus, o aš neturiu, tai čia irgi momentas. Žiauris taigi gilėja. Gerai, perbrisim. Perbrisim. Nepamiršti, kad tavo kojas yra ilgesnės už mano. Look on the road again. Blemba. Čia yra prasčiausia padėtis. Dėl to aš ir galvau, žinai, tenais žiūrėti, ar eina praseit. Čia visur tas pats bus, čia nieka neišrasi, nieka nelaimėsi. Svarbu su kuprinė į vandenį neįkristi. Padėkiam nutu. Aš tai galvoju, ar ant nugaros ją neštis, ar ant rankų. Blemba, nu gal. Sakai, be pagalio neišeitų? Žinai, kaip sakant, išėtų, bet kodėl? Atneštum du pagalius? Jo. Neščiau, palauk. Raudonos kojas to belė, kaip. O, palabiškai reik apšilti dabar. Tai jau padarėp šilimą? Apšilimą, jau. Oi, nu ko, padariau test drive'ą. Prie upės Egis išvarė paimti atraminių pagalių. Bandysim briesti. Niekur nedingsi. Į tie būn kartas. Sprendžiau kojas padeginti. Gerai, deginam. Ojej, kaip negerai. Nežinok. Ateinu pas tave atgal. Nuotrauką. A tu moki blurinti? Tai gerai. Turėsi blurinimo darbą. Stipriai. Reikės kuprinę pasikelti. Jo, atsargiai.
O gėlenčiam vandenį Paulius sako, pafilmuok ką nors. Yra reikalų. Sakėte, viskas griovėlis. Jo, matau aš jį. Tai aš tave pirmą praleisiu. Norėčiau sakyti, kad neskubėk, bet paskubėk. Aš žinau. Oba. Jau buvau, kiek jau suprasėjau. Nu tai va, čia kol kas atrodo yra... Čia didelė srovė. Jo, srovė didelė. O ką? O, kaip neša. Yra reikalų. Oba. Gerai. Esam kitoj pusėje, bet pasakys taip, kad kainavo. Latvija. Ir pasirodo, kad ne toj vietoj perbridom. Ui. Čia dar yra kaip per tuos šapus visus. Nes ponas tai turi batus. Jo. Ir čia ką veikti dar. O kas? Liuteronų bažnyčia, sako. Jeigu tavo blurinimo įgūdžiai iki šios dienos buvo vidutiniški, tai kai šitą montuosi, tikrai pasigerinsi. Neturi nei mažiausiai abejonės. Nes tą švampalą vis tiek kažkaip reikės pridengti. Nu ką, perėjom, rengiamės. Išsilaižiam. Kailį. Ir traukiam iki Liuteronų bažnyčios. Už minutės apžiūrėsim iš arčiau. Jau pasakysiu tikslų pavadinimą. Yra Griežės Liuteronų bažnyčia. Griežės. Griežės turi būti. Tai latviškai prašyti Griezės. Tikriausiai Griežė. Griezė. Griezės. Nu, toj pasižiūrėsim iš arti. Žiūrėk, gal jisai ir prisitvirtinęs visai žmogus. Tai ką jisai čia vienas tvarko bažnyčią? Vau, kaip gerai atrodo, ne? Bet tokios bažnyčios geriausiai ir atrodo. Rūsys. Tikslas tikriausiai yra viskas. Nu, pasižiūrim, kas čia gero. Sargė, meškerė. Sargė. Opa. Oho. O, wow. Pažiūrėk, altorius yra padarytas. Oho, čia būtų ta bažnyčia. Geras, ne? Aha. Ten žiūrėk sienoj toj Jo. kažkokio akmenėlio. Bet kas aprindas tautą, kas pažįst savo dievų, paliks stipras, pastavęs ant rykosies pėds. Sveiki! Labą dieną! Nu, įspūdinga. Aha. Jo, man daug gražiau nei ten kokia, žinai, auksinė katedra. Čia gali paaukoti. Turiu šiaip pinigų, galiu paaukoti. Aš irgi turiu, jo. Palauk, apžiūrim pirmą.
Ne tiek, kiek bažnyčios fanas, kiek norėčiau, kad jie aptvarkytų visai. Jo. Nes žiauri faina. Laiptuką į bokštą tokiai. Kaip? Čia laiptuką į bokštą. A ne? Nu. Jo, bet čia seniai pradėta remontuoti ir taip labai iš lėto. Žiūrėk, čia ta niša. Čia tokie laipčiuką, va, čia į viršų užlipti. Čiuk. O, geras. Jo, čia tas žmogus, matai, įrungis pasidėjęs. Aha. Ne, atvarkos. Nu, einam žiūrėti. Gerai, laik. O, užkibai. Nu, mes jas. Daug netur. Jeigu būtų. Auksinę monetą vieną. Kaip sako. Vieną auksinį. Nice. Žiūrim, ką turim. Viskas. Nu, žiūrėk, čia. Kažkoks rūsys, ne? Sklepti, jo. Bet, jo. Kapinės senos. Čerpės. Istorinės. Nu jo, čia žmogus ant seno gyvenimo tikslus dabar. Ir aišku, daug menantis ąžuoliukas. O, ąžuoliukas tai čia jau rimtesnis biškį. Ir trobesiai visai, ne, faini, senoviniai. Trobesys tai rimti. Ir gražiai jis visai padarytas. Tėva daržas. Kažkoks darželis. Čia visai turėtų vasarą būti nemažai visokių gėlių. Tėva daržas. Nu jo. Mum čia gal? Jo, man atrodo. Va, kraujotaka buvo suaktyvinta. Jo, ir čia pasienio miesteliai, žinai, pasienio miesteliai, tai ta vieta, kur lietuvių ir latvių kultūros persikvėr. Labai. Gali surasti lietuvo latvišką kalbančių ir taip pat latvijų lietuvišką. Tai įdomus tokiai takoskirinė miestą kaimą. Tai čia žinai, kaip sakytos žemėlapio ribos jos nežymi žmonių gyvenimų, nes žmonės visur gyvena. Ir ant kažkieno, žinai, nubrėžtos ribos, kad kažkas nubrėžė. Parodyk čia tom pastatą. Wow, geras. Nu gerai, reik palysti, pasižiūrėti bent jau. O, žiūrėk, yra drobynas. Drobynas į lietuvių kalbą išvertus yra kopėčios. Jo. Va, žiūrėk, medinis. Ant malkų labai gerai prakurų. Nu jo. Ir senas, ne, tokios pakankamai. Man tai gražu, čia tokios neslaukinės jos yra labai. Visiškai tų medžių. Nu. Čia, bet pažiūrėt, gal žmonės atvažiavom, žiūr čia. Jo. Čia kažkoks išnykęs kaims, kažkas tą grįžę. Paguglinsim vėliau. Ble, Tai nesakyk, kad skrolinai ką tik. neskrolinau. Prispažink. Socialinius update'inu. Pasekite mus per Instagramą ir per TikToką ir per YouTube'ą. Nieko už tai negausit. Nieko daug nesitikėkit. Jo. Daug šnopavimą. Vienas kitas keiksmažodis užpypintas. Taip, nuogybių. Jo, oi. Opa. Čia kažkas, žinok, tikrai būta. Matai, čia įbetonuota, ten įbetonuota. Kažkoks matavimo dalykas gal kažkas.
O mums tai ką, tai tu čia galvoji eiti šitų kraštų? Nu, arba mišku, arba čia. Nu, davai pabandom čia kažkiek. O jeigu bus labai blogai, tai kažką sugalvosim vis tiek. Tiesiog. Ką čia smulkintis, ane? Bet ta gamta tokia čia, kaip tokiam pusiau nespalvotam filme. Iš tikrųjų, aha, toks mono. Kažkoks mono spalvos. Jo. Kelias. Visiškai. Čia reikės kažkaip brist, nes palei vandenį nelabai praeis. Ar tu praėjai? O, šaltinis eina čia. Ha, užsiroviau pats. Yra aišku, kaip be civilizacijos požymių. Baisu. Ką tu? Va čia įdomesnis būdas praeiti. Dar kaip ir nesu matęs Pauliaus taip einančio. Kaip tik tas žygis su Meškerės Kotu eiti. Va. Latviukai. Bambalį galėjom net neimti. O Jezu. Latviai. Nu, bent tas guodžia, kad tie buteliai tikrai gan seniai yra. Tai ne šių laikų, bet iš esmės tai šlykštų ir žiauru. Bet tokie laikai buvo. Neseniai tokia moderni Europą tapom. Nu, ilga čia ir nebesi... Jo, va, žiūrėk, ten va ta dauba, va tėva. Taip, bet aš dar žiūrėk, va, mata. Taip, kad iš abiejų pusų ir čia būtų miškėlis. Ai, man tai gerai ir čia laukai tie, nes iš visur ten miškai aplinkui. Jo. Tai taip, žinai. Ir saulės gausim. Man tai tos saulės gal geriau, žinai. Tokia aplinka, žinai, ne kasdieniška. Jo, iš tikrųjų neįprasta. Ir aš visai, žinai, man tas, pavyzdžiui, ne krūmuose netgi, o aš atviram lauke va visai irgi būtų gerai. Nes jeigu geras oras, tai pats supranti. Tiesiog ant atviro dangaus. Labai daug šiukšlių. Aišku, čia vanduo turbūt pakilęs prinešė, bet vis tiek žmonės nesibodi mėtyti tų butelių. Oi, čia jau antra tapkė. Šiaip antra būtų, panaudočiau gal. Radom laiptukus, einu pasižiūrėsiu viršų, kur mes čia esam. Ar ne kokio žmogaus sodyboje, nes ten ir pavėsinę matėm. O, pirmos žibutės, ar kitko. O, geras. Matyt, čia saulės normaliai gauna ant šlaito.
Nu, žodžiu, žvintės pasižiūrėsim, kas čia yra. Laiptai gražiai sukasi. Taip, žužut. Ir jie statyti ne taip jau senai. 5 kokie metai, daugiausiai gal. Va. O. Ir savo stovyklauja. O, kastuvas yra, malkų yra. Čia tipo šitą turėtų, ne va šitas lempas, uždegti. Vaizdas tai labai gražus vasarą, aišku, čia biškė paauks. Nesimatys taip gerai, bet jo neaišku čia kur. Ar čia sodyba yra, nėra laukai kažkokie. Matyt, nėra nieko. Ai, ten va kažkas. Va, sodyba. Tiesiai, tiesiai. Va. Tai mes ten eisim, tai taip. Kažkur žmonės gyvena. Su žmonės gyvena. Leidžiamės į apačią. Nors ir Latvijos pusėje esam, bet lietuviška kažkodėl tai. Ai, tai čia privažiuoja matyta, ne? Žodžiu, Dora atėjo pas mus pasilabinti. Labas, Dora. Gera, Dora. Nu, einam dabar jau. Apsivizėję. Nelabdieno, sveiki pas jas yra. Sveni labdien irgi sakasi. Taip? Sakai. Oi, kur sodyba. Jo. Ten gal. Sveiki. Praeit taip. Kur jūs ėjai? Tiesiai, palei upę. Speak in English? Yes, We are just going, how to say, along the river. along the river. Yes. Okay, well, I don't think you can get along the river this way. So we can go There just... are no Paths. established paths or anything. Is it possible to go like a little? Total wilderness. Is it possible to go by the fields? Just Yeah, just follow the edge of the field by the edge of the woods and bushes, but it's total wilderness about 15 kilometers. out Okay. there. sounds very good. Very good. The best. Yeah, thank you. Thank you very much. Have a nice day. Yeah, thank you. Take it easy, sako, gerulis. Bet įspūdingai angliškai šneka, ta prasme. Pradėkiam, ta prasme, su tokias žodės, kad nežaina net moksleivė, kad tai mokinas. Ir svarbiausia, aš galvojau, kad ta mergina. Tai tu Šnekės. supranti, tai įsivaizduoji žmogų lietuvį tokio amžiaus kaime angliškai taip šnekantį. No chance. Matai, gal čia yra tas variantas, kad koks nors, žinai, profesorius turintis savo trobą. Kokius žodžius, kad established. Established. O čia turbūt irgi jų chata, ne? Tai tikriausiai, bet... Einam palei tą lauką. Tai galim... Ne. Aš galvoju, kad palei laukus geriausia bus, nes čia bus tikrai akligatvis. Nu ką, eisim bišį per laukus. Sako, nieko nėra, žiūri gerai, kad nieko nėra, ne? O, pažiūrėk, koks aktyvus skruzdėlynas. Pažiūrėk, kaip čia neršia. Čia toks jausmas, kad atstatinėja šitą dalį, matai?
toks atsigavęs kažkoks. Wow, geras. Palauk, išeina čia biškį iš arčiau juos. Jo, ir nuotraukoje matysis tamsesnis plėmas tiesiog ant kupsto. Geras, geras. Labai gerai, sakė, nieko nėra, tai mums skamba kaip muzika. Einam palei kraštą laukų. Šiaip labai gražiai viskas atrodo. Ir keliukas, žiūrėk, čia turbūt tas keliukas gal. Sako, nieko nėra, net praėjimo nėra. Ir va, keliukas. Ir ten kažkur ieškosim, kur įsikurti. Kažkokio kilometro. Ir aišku, būtų gerai laukuose ragą rasti. Nes čia pėdų, tai va, belekiek yra. Belengi, čia turėtų būti kažkokie goniai, dar nėra nuragavę visko. Tiksliau, išragavę. Išragavę. Nu, būtų gerai paragauti. Dabar ragų parinkti. Bet matysim. Jo, galima rytoj, tarkim, ten vis tiek nebus toli laukai. Eini, išeini ir ragauji. Apie čia laukėlį kokį. Nu. Oi, lauką nebus visai toli. Čia mes... Šerną galėtum sutikti, čia toks jausmas. Tikėti varną? Šerną. Nes čia toks tai kaip šernų išraustas. Jo, va, čia. Nes čia tik tokia tankesnė vieta, va, iš karto jiems gerai čia yra. Va, čia jų gulėta 100%. Patinka, ne? Žiauriai gera. Delfinė. O, ką čia mes turim? Ar čia ne? Šernas. Kas? Šernas čia? Šernas. Dviselėna, ne? A. Palauk, būtų šernas čia. Vilkų sudraskyti. Nu matai, čia toks jausmas, žinai, kad iš čia kažkas iškabinta. Kaulą tai sutraškyti, sulaužyti, ne? Jo. Oho. Nu, jau pastovėjais. O tavo atsakymas, kodėl čia šernų šią akimirką ir nėra. Sako, ne, gal kažkur kitur mes. Vau, palauk, padarysiu fotkę. Sako, Paulius, man jau čia patinka. Nu, tokia gamta. Yra klausiam, šitą dvieselėną dar ir vartojama, bet matau, tai jau pastovėjus. Nu, aš manau, kad vartojama jinai dar. Kvapo nėra, nesmirda bijo. Ne, kvapo nėra. Ir pas beržus kokios yra kokybės, neaišku dar. Nu, nepanašu, kad labai geras, bet žinai, ką reikėtų pasiimti po pagalį ir bandyti eiti, nes čia kitų variantų nelabai yra. Nes matai, va, visas griovys toks. Reikės atgal grįžti toliai. Einu pagalį ieškoti. Tai nulaužk, nes jam šakės yra. Klausimas, kiek jisai žemės susmigti gali. Eik tu? O, ne. Neverta. Nu, painam dar. Kad tas beržas taip gerai atrodo, bet... Matam tą, kur ta eglė, gal ten kažkur. Jup, įstrigom biškį. Pirmiausia, tai nieko nauji. Pradėkam nuo to. Ar nustebino? Tai pastoviai yra tas dalyks, kad kada pradedi iškoti veitas, kur apsistotis paskutinis kilometrus, pusantrą, tai yra kančia. O, tokiais paviršiais. Einam. Sergė, meškė, stop. Ne.
Nu, praėjimas tai labai egzotiškas. Ten eina kažkoks kanalėlis. Jo. Eina kanalėlis. Wow. Ten žiek bebrų gal užtvankos. Ten va tai tikrai atrodo bebrų užtvanka, netgi burbulai eina. Jo. Va toj vietoj tenais. Per vidurį. Aš per šitą eičiau. Toks atrodo senas, jo. Čia šlapia, matai, eina šaltiniai. Žinau, ką pavadinti mūsų podcast'ai. Kaip? Paskutiniai 5 kilometrai. Nu, tuo bebrynu reikės eiti. Mando. Bet kaip čia šlapia visur. O, sniego yra dar čia. Priklaupiau. Priklaupiai? Pasinėlis. Nu, pažiūrėsim, kaip tas bebras čia pastatė. Žinau. Kaip jūsų bebras. Su ekskavatorium neišgriausi. O, šitą, žiūrėk, čia yra Mačiau. pavasario pranašai, čia yra pirmieji pavasario grybai. Neprisimenu pavadinimą. Jo, yra čia. O, šitą. Ilgos kojos, nu, nepaveskit. Ne, easy. Va, pavasario atgimimo ženklai. Snegsas yra jau, skaityk. Gražuolis. Aha. Oi, kokia uodega, žiūrėk, ilga. O, ilga visai. Wow. Na, pamėsi uodegą. Dar toks apsimeigojęs atrodo biški. Kągi, kursim laužą. Kadangi yra labai daug šieno čia palei vandenį, tai nieko ypatingo neišradinėjom, tiesiog šieno susikau ir bandysim įskelti. Nieko nebus. Užvirėjo. Jo. Šaltalankių sirupą turėjom. Žodžiu, situacija yra tokia, Paulius pamiršo savo rundelį,
Tai vandens susivirint turėsim gerokai mažiau, jo mums reikės ir gaminimui, ir virimui to mano rundelio, kurį aš turiu. Pavasaris atėjo, turim beržą, gal kažkaip pavyks sulos. Tai va, prasigraipštysiu skylę, radom palapinės maiše tokį vamzduką, pabandysim prasikrapštyti ir gal turėsim geriamos sulos, kas būtų žiauriai nerealu. Tai va, einu krapštyti ir žiūrėsim, kas gausis. Panašus sulos bus, nes jau bėga, ta prasme, ir visai gerai bėga. O, wow. Nu gerai, bandom. Bėga kažkaip ne ten, kur reikėtų kol kas, bet viskas tvarkysiu. Panašu, kad čia bus mūsų vandens šaltinis. Nu ką, turim pirmus sulos lašus. Gal ir matosi, kaip čia varva. Aišku, čia biškį prateka. Bet gal čia už akies. Ir čia pramuš gal stipriau. Žodžiu, einu daryti antrą. Ir dar nežinau dėl vamzdelio, bet nes reikės daugiau mums čia tų vandens šaltinių. Nu ką, čia yra produktai projekčiukui, kuris vadinasi kugelis. 2 skardelės, 2 kiaušai, svogūnas. Tarkį namuose pasidariau, nes buvo nuojauta, kad šiandien vėlai atvažiuosim, įsikursim, nes vėlai išvažiavom. Tai tarkis iš vakaro padarytas. Druska, prieskoniai, sviestas, žodžiu. Po truputėlį pradėsiu gaminti. Kugelį bandysim valgyti šiandien vakarieniai. Kugelis. Nežinau, ar čia matosi. Kol pienas verda, svogūnus pakepinsim ant sviesto. Ir man atrodo, čia neužilgo bus galima šauti. Eime prie laužo. Per stipriai čia biškį kepa. Čia va. Svogūnai pakepę. Dalinsim į 2 dalis. Aišku, dar sviesto reikia. Tai į 2 darysi? Taip, taip. Ok. Kaip skaniai kvep cibulėlis. Šildysim sviestą. Gerai. Sviestas šiltas. Tarkis. Tarkis. O, sunkiausia buvo dalis šitą dalyką padaryti. Palauk, išplakti reikia. Kad išbėgtų.
Egių virtuvė. Pažiūrėk, koksai marmalas. Nu, tarkim. Tarkim. Tarkis čia yra. Nu, stiprė. Taip, kiaušas. Droskas dės. Jo, dėsi. Pipirų ne. Nu, truputėlį. Svarbiausia, kad per visą žygį sugebam kiaušinius išsaugoti sveikus. Ir per vandenį brendant. Vienas miręs atrodo, kitas dar šiek tiek gyvas. Dar įdėsim gruziniškos druskos iš Svan regiono. Varysim kokį sykį į Gruziją. Va. Oi, ten kalnų yra. Oi. Ir ką veikti. Ir miškų yra. Jup. Turim krapų. Čia realiai kaip medis storio. Nu, Paulius norėjo pažiūrėti, kaip mums tą sulą varvena. Tai ten matosi. Yra kažkas. Kažkiek va yra. Ir, nu, laša. Jo. Matai čia kiek? Va. Aha, bėga. Nesimatai, etiketė. Vėl reklamą darom. Hermių šįkart. Atsilygins vėliau. Einam dar parodys, vienas padelis yra. Sakyti varom. Nu va. Tiu. Šausi. Sula. Dabar į tą vietą reikia padėti. Kugelis kepa dar. Tikiuosi neužilgo bus. Biški kraštukai gal yra padegė, čia vis tiek ta temperatūra yra sunku kontroliuoti. Plius laužą nesinori užsigesinti. Tai manau dar kokią 10 minučių ir bandysim ragauti. Čia dabar anglis irgi raudonas. Jo. Uždėjom anglių ant viršaus. Apsiskrudint. Nu žodžiu, dar duodam 6-7 minutės ir trauksim lauką. O, tikrinsim. Dar sužarijom ant viršaus. Nu, žiūrim. Kugelis. Matus. Aš manau, kad... Palauk, duodam dar jam, žinai ką, šitą šonas dar... Tegul tai pabūna, biški pačilina tų karštų. Gerai. Sakau, nepatingiau nueit pasivaikščioti šiek tiek. Galvoju, žinai, pažiūrės, kas ten gero yra. Vienas didžiausių ąžuolų, kokie esu matęs. Didelis, ne? Rytų esmė, žinai, to esam pažiūrėti. To ąžuolo esmė, kad jisai labai daug vietos turi.
ir jisai toksai žiauriai įsibujoja, žinai. Labai toksai platus į visas pusės, neturi, kad susispaudęs. Labai gražiai atrodo, toks laukinis gražus ąžuolas. Rytoj esam pažiūrėti. Būtinai. Esam pažiūrėti. Jo, ta prasme, tas ąžuolas ten nueit pasižiūrėti, žinok, vienas iš įvykių didesnių bus. Kągi, ragausim kugelį. Šitą neišmetu, nes dar gali reikėti grąžinti. Valandą kepė. Daugiau, biškai pusantros kokios varėm, na. Net nelinkės čia mišką, kur ąžuolą gali rasti. Jo. Daug. Nu ką, aišku, ten, kur Grietėm su krapas, į krapą primaišėm, kaip gera. Pažiūrėk, kiek krapo. Pilna. Ta prasme, turiu pasidalinti tą pirmą šaukštą. Trūksta dar. Trūksta? Trūksta. Nu, aš tai valgysiu. Valgyk. Labai gerai, žinok. Ir ta plutelė tokia pakepus, bet labai gera. Nu, prie krašto tai tik, kad gera turėtų būti. Čia labiau tie krapai braška nei tarkis. Labai gerai. Aš su tavim, žinok, prikalbu ir tada po kažkur Kaune, žinai, su kažko šneku. Sako, tu ne iš Kauno esi, sakau, blėt, aš Kaune užaugau. Sako, tavo akcentas. Taip, aš... Tai tu mano akcentą esi sugadinęs. Mano tikslas toks yra, ta prasme, Visuomenė visuomenė paveikti. Žiūrėk, Pauliau, kuo daugiau žmonių žinok. Taip, aš Nes tavo kalba yra pati gražiausia. Dėl to man moteris, jeigu pamatau iš Plungės, dar šneka taip. Fantastika. A gerų moterų yra Plungė išleidusi į pasaulį. O Ezo, visas geras. Visas, ne? Vis, Aš tikiu. Nėra blogos moters. Plungė būtent. Jup. O Rietave? Oi, dar geriau. Dar geriau, ne? Dar geriau. O tai kur pas tave apylinkėse geriausios moterys? Plungė. Plungė. Jup. Nu, durksiu nuo dugno. Daug. Tikrai gerai, ne? Žiaura geras, kraštas tai geras. Cibuliuką. Jo, svogūnai labai gerai jaučiasi. Labai gerai.